Šį vakarą noriu pasveikinti dailės istorikę, daktarę Birutę Rūtą Vitkauskienę, kuris skaitys pranešimą Paveldas ir jo ne pavelėtojai, bet paveldėtojai, kaip čia yra klaidelė. Ir turite kitų paskaitų sąrašą čia lankstinukuose, kas neturi, tai yra ir prie rotušės durų jie padėti. Linkiu gražaus vakaro ir iki susitikimo kitose paskaitose. Ačiū už pristatymą, labas vakaras. Prisistatydama noriu pasakyti, kad aš tai nesu paveldo specialistė, įstatymų žinovė. Aš esu Vilniaus miesto tyrinėtoja, istorikė ir pastaraisiais metais dirbau prie didelio projekto, kurį jūs galėjote matyti šią vasarą, dar dabar jisai pastatytas Vilniuje priešais naująjį arsenalą, kuris vadinasi Paviljonas Vilnius prieš 200 metų. Tai rengdami šį projektą Lietuvos nacionaliniam muziejui, aš dirbu Lietuvos nacionaliniam muziejui, istorijos skyriui, mes ištyrėme labai daug medžiagos, kuri buvo saugoma ir Lietuvoj, ir ne Lietuvoj, Rusijoj labai daug yra apie XIX amžiaus Vilnių. Ir tyrinėdama šią medžiagą, kaip tai gimė tokių įvairių minčių apie Vilnių, apie jo paveldą. Ir šį vakarą norėsiu su jumis tomis mintimis pasidalinti. Dar norėčiau pasakyti, kad aš tiesiog čia dėl, autorinių teisių įvairiausių, nes aš labai daug naudoju iliustracijų, tai jos, čia nekomerciniai tikslai, šviečiamieji. Ir mes paprastai taip savo paskaitose, net ir Dailės akademijoje, kur aš skaitau paskaitas iš LDK istorijos, taip pat prašome studentų, nenaudoti komerciniais tikslais. Norėčiau pradėti tokiu sakiniu, tokia mintimi iš neseniai išleistos Johano Huizingos knygos Sužalotas pasaulis. Ir šitą jo mintį jūs matote, kad suniokojimas neša labai padaro gilias žaizdas. Ir kad tai ne tik tai, kad romantikams nepatinka, kad kažkas nugriauna kokius pastatus ar pakeičia kraštovaizdį, bet, kaip jisai rašo, pradingsta ir gyvenimo prasmės dalis. Tai čia buvo tokia šita mintis, kaip tik man čia neseniai aš tą knygą skaičiau, jinai man įstrigo. Antras dalykas, kuo aš šitoj paskaitoj remiuosi, ir jos pavadinimas Paveldas ir jo paveldėtojai. Šių metų pradžioj išėjo žurnalas Būdas, kuriame žurnalistė, turbūt Rasa Kalinauskaitė, kalbėjosi su manim apie paveldą. Ten buvo pokalbiai ir su daugiau žmonių, kurie domisi paveldo istorija ir būtent Vilniumi, ir buvo tie pokalbiai susiję kaip tik tai su Vilniaus miesto paveldu. Ir tada jinai ir sugalvojo šitą pavadinimą, aš su ją kalbėjausi, jinai tą pokalbį užrašė ir žurnalas jį išspausdino, jūs galite susirasti, gal jau yra ir elektroninė versija to pokalbio, ir aš kai kurią medžiagą iš to pokalbio šitoj paskaitoj taip pat naudosiu, ir šita paskaita bus tarsi to pokalbio papildymas ir tęsinys. Todėl kam įdomu, tai tiesiog siūlau ir pasiskaityti tame žurnale, reiškia tas mintis, kurios ten buvo dėl Vilniaus paveldo ir jo apsaugos išdėstytos. Antras toksai dėmuo, kuris šitoj paskaitoj irgi, reiškia, bus kaip toks
kontekstas ar fonas, tai yra neseniai Lenkų tyrinėtojos Annos Silvijos Čiš išleista knyga apie Vilniaus miesto rezidencijas. Ir čia aš kaip tik iš jos knygos ir naudoju žemėlapį Vilniaus su didikų rezidencijų išsidėstymu. Tai yra 17-18 amžiaus, kada jau Vilniuje be miestiečių įsikūrė labai daug didikijos ir tai yra didelė knyga, išleista labai taip gražiai, Lenkijoje išleista. Ir jinai tenai aptarė tas rezidencijas, jų lokacijas, kas su jomis vėliau atsitiko. Tikrai yra labai vertingas leidinys, kuris mane paskatino vat kaip tik ir apmąstyti tą Vilniaus paveldą tuo aspektu, o kas su mumis atsitinka, kai aristokratų paveldas sunaikinamas. Ir aš vat tada ir, reiškia, kalbėdamas ir su Rasa Kalinauskaitė, ir dabar aš taip vat mąstau, kad ta netektis tų visų rūmų, sodų, reiškia visos urbanistikos, kad jinai prisideda ir prie to, ką mes dabar turim. Tai žinoma yra vienas iš faktorių, kaip aš va čia rašau, reiškia. Bet sunaikinti didelę dalį aristokratijos paveldo buvo tikslingas XIX amžiaus užmojis, o paskui ir, kaip žinia, XX amžiaus po Antro pasaulinio karo. Ir reikia taip ir vat norisi tokį dalyką pasakyti, kad tie praradimai, kurie įvyko, prasidėjo prieš 200 metų ir tai senajai Vilniaus architektūrai, kuri jinai kaip ir atrodo, kad jinai visapusiškai saugoma ir UNESCO įstatymais, ir Lietuvos Respublikos įstatymais, nuostatomis. Tačiau ar negali būti, kad tiesiog kaip tai tarsi visuomenėje užkoduotas. Va tas požiūris, nesaugojimas, negerbimas, arba tokio kokio tai perdirbimo ir tokių daugybė tokių va dalykų, kurie mums, man atrodo, jau jie labai senai mūsų visuomenėje yra ir mums tiesiog trukdo suvokti. Nes iš tikro Vilniui neliko nei viena senoji rezidencija ar rūmai, kad jinai būtų nesunaikinta realiai. Ir šiandien iš tikro tas visas meninis, architektūrinis aukštuomenės palikimas, kurį jie puoselėjo, įdėjo į jį didelius pinigus, kur daugybė buvo meno vertybių, nes tas menas jie labai daug reiškė. Ir šiandien tenka restauruoti. Kažkiek galima restauruoti, o kažkiek nebegalima restauruoti. Arba jau tokie sunykimai, kad ten tik fragmentai belieka. Tai čia mes kalbam apie tai, jeigu grįžti prie va šito žemėlapio, tai 18 amžiaus pabaigoje visa tai dar stovėjo. Ir ten buvo galima gyventi tuose pastatuose. Na ir iš tikro tie tų aristokratų, tų didikų, to visuomenės elito palikti Vilniaus rūmai rezidencijos tiesiog pateko į barbarų rankas, į totalinio naikinimo. Ir šiandien mes irgi matom, kad ir toliau juose vyksta kokie tai tokie panašus dalykai. Mes galim išvardinti pačius žinomiausius. Verkių rūmai, reiškia Trakų Vokės rūmai, Žygimantų gatvė 3 pastatas su oranžerija,
Pacų rūmai Domininkonų gatvėje, dabar Lenkijos ambasada, Sapiegų rūmai, Sluškų. Kokius mes be paimtumėm, tai Vilniuje tokio investuotojo negali atsirasti, kuris imtųsi tai sutvarkyti istoriškai, istoriniu požiūriu. Pavyzdžiui, dabar komerciniais tikslais bandoma restauruoti buvusius Tiškevičių rūmus Žygimantų gatvė 3, kur yra oranžerija prie to pastato. Yra gražus istorizmo stiliaus pastatas, vėlyvas, bet irgi buvo ligoninė, jis labai smarkiai suniokotas. Ir žinoma, tie investuotojai, kurie juos imasi tvarkyti, jie vis tiek galvoja apie savo tą komerciją ir panašiai. Ir jau vis tiek tai nebus jau gal koks tai, sakyti, tik tai šešėlis liks to, kas buvo. Sakykime, Bokšto gatvėje Pliaterių rūmai, tai yra visiškai naujas pastatas, tai yra palimpsestas arba imitacija, nes nieks nežino, kaip tie Pliaterių rūmai ten tada atrodė. Tai tokiu būdu kyla labai daug tokių etinių, moralinių, tokių klausimų, būtent mūsų kartai, ką ji paliks. Vilniuje liks 2 muziejai rūmuose, Chodkevičių rūmai, reiškia, Pilies gatvėje ir Verkių, tai čia priemiestis. Dar neįrašiau, bus turbūt muziejus Vilniaus gatvėje Jonušo Radvilos rūmuose, bet Jonušo Radvilos rūmai dėja irgi likutis tokios būklės, kad net ir jau rūmais pavadinti labai sudėtinga. Visur kitur tie pastatai yra išskaidyti, padarytos naujos perdangos, pertvaros, pakeisti fasadai ir ten bus restoranai, viešbučiai, ofisai, butai ir nebus to paveldo, jo nebėra. Ir jo nebus, jo neįmanoma atkurti. Ir tada toks klausimas kyla, ar tai valstybės sostinė? Ar nėra taip, kad verslo augimas ir verslo puoselėjimas ir atidavimas, nes nėra kaip kitaip daryti, į verslo rankas tų pačių brangiausių, pačių vertingiausių dalykų, kad jisai kažkaip tai mus slopina. Ta, ką sako, kas buvo moto šitos paskaitos, kad reiškia tokie sunaikinimas atneša pokyčius ir dvasioje, ir visuomenėje, jos mąstyme, jos požiūriuose. Ir tiesiog mūsų gyvenimus užvaldo ir mūsų miestas nebegali turėti to, ką turi kitų didelių valstybių, reiškia, sostinės. Ir jūs visi prisimenat, aš čia pakartosiu žinomus dalykus, kad buvo pradėti Vilniuje vystyti labai dideli projektai prieš gerus 15 jau metų. Ir čia tokia vaizdinga fotografija, kurią aš padariau pro jau nebegyvenančios kolegės, reiškia, buto langą. Jos butas buvo virš buvusio Planetos kino teatro, reiškia, tame pastate. Tai čia seni laikai, čia dar daug ko nėra, bet jau tas vystymasis, jis jau labai gerai matosi. Ir tokia dar mintis ateina į galvą, kad Lietuvos rajonuose, provincijoje atsiranda tokių dvarų ir rūmų, kuriuos privatus asmenys imasi atkurti ir imasi ir pradeda juose gyventi, ir tai yra teigiamas reiškinys, kurį reikėtų visokiojopai skatinti. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų mūsų tautoje yra nenumirę tokie kultūrinės ambicijos, tokie romantiniai užmojai, o ne vien tik tai pilkas pragmatizmas ir kaip sakyt, šalinta visa senovė. Bet mes labai matom, man irgi tenka kartais nuvažiuoti ir pamatyti, kaip sunkiai ir ilgai vyksta provincijos dvarų atgimimas.
Ir tai tik ypatingi žmonės ryžtasi to imtis, bet Vilniuje tokių pastangų nėra. Ir labiausiai nukentėjo miesto priemiesčiai. Čia jūs matote Šnipiškių jau labai seną fotografiją, kaip sovietmečiu buvo visiškai nušluotas tas rajonas, pakeistos gatvės, dingo gatvės senos buvusios, tiesiog buldozeriais viskas buvo nuvalyta ir kardinaliai pakeista. Labai daug investicijų didelių dabar jau senokai pradėta daryti Užupyje. Ir vaikščiojau išilgai Vilnios krantų ir stebėjau, kaip netoli Bernardinų kapinių ant kalno, vyko statybos vietoj ten buvusios gamyklos ir kaip kito labai smarkiai irgi ta visa ir topografija, ir kalno šlaitų nukasimai. Toliau Paplauja, tai jau yra kitas Vilniaus krantas, kur taip pat stovėjo po karo daug pristatyta gamyklų, o tai irgi toks buvo kadaise labai drėgnas beje rajonas. Ir tada, kai jie iškasė pirmuosius pamatus tų pastatų, tai buvo labai daug lietaus, jeigu prisimenate, Gedimino kalno nuošliaužos prasidėjo. Tada, žodžiu, ten daug buvo tų avarijų tokių ir dėl tikrai didelių liūčių ir užsipildė jiems visi tie pamatams reiškia iškastos duobės ir jie net ir ilgai negalėjo nieko statyti, kol tą vandenį pašalino iš ten. Tai yra žema, istoriškai, topografiškai labai šlapia vieta, labai aukštas gruntinis vanduo. Ir aš daugam sakiau, kad aš tokioj vietoj negyvenčiau, nes jinai, kaip sakyti, energetiškai yra labai tokia, labai problemiška, nes ten niekada nebuvo didelių pastatų, tai buvo visada nedideli mediniai namai, daug daržų, malūnai, buvo kita Vilnios vaga, kuri davė vandenį malūnams. Na, Vilnia galbūt buvo vandeningesnė negu dabar, ten visko būdavo. Na, bet, kaip žinia, rajonas dabar jau užpildytas moderniškais namais ir tenai jau sudėtinga pamatyti tai, kas buvo. Misionierių byla taip pat buvo labai sujaudinusi didelę visuomenės dalį. Ir labai daug kovota, protestuota, kalbėta Seime ir buvo pažadų, kad bus imamasi, kad bus pergalvotas tas projektas, galbūt reikia kaip tai kitaip ten daryti. Tai yra vieno didžiausių Vilniuje vienuolynų komplekso naikinimas. Jisai prasidėjo seniai. Čia vėlgi, čia suprantat, čia viskas eina istoriškai. Jeigu nebūtų tas kompleksas, misionierių bažnyčia, vienuolynas ir Vaikelio Jėzaus špitolė, jeigu nebūtų jisai jau pradėtas naikinti po pirmojo vienuolyno uždarimo 1844 metais ir pokyčių, kurie ten prasidėjo, ten griaunant pastatus, įrengiant kalėjimą vienuolynę, ten daug irgi visokių dalykų daryta. Tai žinoma, dar galbūt ir kitoks būtų buvęs likimas. Bet kadangi tas 19 amžius pradėjo tuos dalykus, taip, žinom kodėl. Tai mūsų laikais tarsi, tai ir užbaigim, ir reiškia, ir pabaigim tą naikinimą. Tai čia yra, ir yra to, reiškia, tų visų statybų, kaip sakyti, eiga, fotografijos ir aktyvių žmonių protestai, kurie tenai rinkosi į mitingus, į susirinkimus, kalbėjo viešai ir man teko dalyvauti.
Ir mes nieko, ten mes nelaimėjom absoliučiai nieko. Niekas neįsiklausė, niekas negirdėjo ir realiai šiandien nunykiai atrodo ta vieta. Reikia pripažinti, tuo labiau, kad vaikelio Jėzaus prieglauda arba špitolė, jinai faktiškai apskritai paaukota šitame projekte. Taip, tas pastatas net nebuvo paminklinis, o tai yra antrieji pamestinukų namai abiejų tautų respublikoje, nes tai yra pastatas pastatytas dar 18 amžiaus pabaigoje. Prie dar tos, vadinkim, lietuvių Lenkų valdžios, tos abiejų tautų respublikos valdžios, tai yra vyskupo Masalskio ir, reiškia, didikų, kurie finansavo. Ir to pastato, reiškia, likučiai, vat, jie tenai buvo ir netokie menki, ten dar ir yra nemažai piešinių, ir ten buvo išlikę pamatai, žodžiu, taip, norint, ten, žodžiu, galima buvo vis tiek norint, galima buvo tą kompleksą, kaip tai šiek tiek labiau respektuoti ir išsaugoti, bet jis nebuvo įtrauktas į paminklų sąrašą. Nu ir jūs matote iš Bokšto gatvės pusės, reiškia, bet aš čia tada galiu. Tuoj, va čia kaip tik ir prieiti. Oi, nerodo man. Kaip čia padaryti su šitu turbūt? Kažkaip nenori man rodyti dabar jisai. Va. Ir va čia iš Bokšto gatvės pusės, va, kaip baisiai padarė tuos įvažiavimus į garažus. Nu, aš nežinau, aš nemanau, kad koks nors architektas gali apginti tokį projektą. Nu, tai yra visiškas, sakoma, dėl to, kad čia mums patogu, mums čia reikia ir čia mes. Čia ką čia kalbėti daug. Čia net ir komentarai sunkiai galimi. Lukiškių aikštė ir projektai prie Šventųjų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir Domininkonų vienuolyno. Štai 2016 metai, 15 minučių portalas ir jau rašo apie ketinimus vystyti didelį projektą prie buvusio Domininkonų vienuolyno ir bažnyčios. Yra paminėti asmenys, kurie yra akcininkai didelės kompanijos. Niekas nieko neslėpia, visi, reiškia, yra paskelbiami visi projektai viešai su, reiškia, didelė tokia PR kampanija. Bet šiuo atveju vis tik tai pavyko šiek tiek laimėti, nes čia, ką jūs matote, tai čia yra tie pirmieji projektai, ką jie norėjo čia padaryti ir tada, žinoma, jau ir architektai, kiek žinau, įsikišo į tai ir projektas buvo pakoreguotas labai smarkiai. Reikia pripažinti, kad jisai buvo labai smarkiai pakoreguotas ir dabar jis jau tenai jau greičiausiai greitai bus baigiamas įgyvendinti. Ką padarysi? Mes, kaip sakoma, mes esam tik tai tokie, kurie matome iš šono, kas vyksta ir kaip viskas daroma ir kur prioritetai. Ir mes, kritikuojam ir sakom, kad vis tiek gal kažkaip daugiau pagarbos, gal leiskite tai bažnyčiai daugiau kvėpuoti, jai reikia erdvės, jinai yra barokinė. Kaip minėjau, šiek tiek pavyko iškovoti, bet nelabai daug. Dabar aš pereisiu prie kitos paskaitos dalies, šiek tiek savo to tyrimo padaryto, kas buvo mano daryta minėtame projekte Vilnius prieš 200 metų. Taip pat noriu pasakyti, kad mes tą projektą vykdėm su kolegė Karolina Glinska, menotyrininkė, ir kažkur gal šiais metais
turėtų išeiti mūsų abiejų knyga, didelė knyga, būtent apie to meto Vilnių su didžiulė ikonografinė medžiaga ir vat čia toliau pamatysit, ką mums pavyko kai kuriuos dalykus atsekti. Taigi miesto urbanistinio paveikslo kaita. Sodų gatvė. Tokia jauki, maža gatvelė ir ten buvo, reiškia, būtent tikrai ten buvo sodai. Ten buvo garsiojo sodininko Juozapo Strumilos valda didelė. Ir aš čia pažymėjau rodyklėmis, kur dabar tai Strumilos valda praktiškai tuščia, tenai pastatų nėra, bet ir sodų toje gatvėje nebelikę. Ir paskutinis pastatukas, kuris dar buvo, jis dar stovėjo 19 šimtmetyje, jis jau stovėjo 19 amžiaus pirmoji pusė ir čia jisai yra kitoj pusėje, tai to aš čia data užeisiu. Jisai yra čia žemėlapyje, tai yra šitas, čia jisai, čia ta rodiklė, o čia jisai, reiškia dabar. Tai, dėja, pastatytas viešbutis Renesansas. Tai čia visai nesenai tas vyko, aš irgi pamačiau 2022 metais, kad jau to vieno aukšto pastatėlio nebėra. O jisai buvo labai, tarp kitko, charakteringas, todėl kad jeigu mes nueisim į Totorių gatvę, tai mes čia kaip tik ir turim tokį ilgą vieno aukšto pastatą, susidariusi iš kelių valdų, kur vienas žmogus ar viena šeima nusipirko ir tokią pastatė, tokią karčiamą, užvažiuojamieji namai. Ir senamiestyje vis tik tai neperstatytas, paliktas ir labai charakteringas Vilniui urbanistiškai, nes senoji ikonografinė miesto medžiaga rodo ne vieną tokį pastatą. O Sodų gatvėje, jau matyt, kad jau skaitėsi, kad ne senamiestis, tai ir jisai buvo paaukotas. Dabar dar vienas irgi paaukotas, mano požiūriu, irgi labai įdomus pastatas, kuris dabar yra Raugyklos gatvė 7, toks kampinis. Tai mūsų senieji vaizdai rodo, dar yra tokia sena fotografija, jisai turėjo, matot, tokį kampinį, su durimis kampe, tos durys, jisai čia. Ir čia toks labai charakteringas Vilniaus miesto užstatymas. Ir ta Raugyklos gatvė, ten gyvena daug labai tokių paprastų žmonių, amatininkų, žydų daug gyvena. Ir yra praktiškai galima visą to namo istoriją atsekti, o reiškia dabar yra viešbutis, bet pastatas jau turbūt istoristinis, jis jau, manyčiau, atsirado aukštesnis ir gal net ne mūsų laikais, bet mūsų laikais, žinoma, jisai jau visiškai pakitęs, pritaikytas tai paskirčiai. Dar vienas toks Vilniaus urbanistinis dalykas yra Aklino sienos. Aklinų sienų namai be įėjimo iš gatvės pusės, iš fasado. Yra vartai į kiemą. Ir pastatukas, jisai čia turi tokį akliną fasadą ir 2 aukštų ir jisai be jokių vartų, be jokių durų. Tas, aišku, buvo daryta tada dėl saugumo, tai buvo irgi charakteringa, tai yra miesto, kaip sakyt, gyvenimas, jo istorija, tai yra toksai senamiesčio charakteris. Šiandien dėja mes matom tą Arklių gatvė 16 ir tas gretimas namukas, jis jau priklauso verslininkams, jisai sužemintas jau anksčiau buvo. Čia jau ne mano laikais, o verslininkai paėmė, pasidarė čia duris, nes jiem čia reikia vitrinų įėjimo ir jie taip naudoja šitą
šitą pastatėlį, o čia aš taip pat irgi norėjau atkreipdėmėsi ir į Arklių 16, dar biškį atgal grįšiu. Vat Arklių 16, tai dabar va šitas, vat jisai turi, vat apačioj dabar jisai turi čia duris, tai yra gotikinis namas su tokia didelė aukšta pastogė. Na ir kai mes pasižiūrim ikonografiją, koks jis buvo, tai vat jis irgi yra vartai į kiemą ir čia jokių durų nėra. Suprantat? Ir mes turim visą istoriją, kas čia gyveno, kad čia buvo mergaičių pensionas. Tai natūraliai jisai buvo uždaras tas pastatas, kad ten niekas nevaikščiotų, kad nebūtų kokių tai svetimų žmonių. Iškia tokia, suprantate, kiekvienas namas turi savo istoriją. Tai gal prieš iškalant duris ar didesnius langus, gal reikėtų kažkiek nors truputį tą istoriją pasidomėti, to labiau, kad dabar tai nėra sunkiai prieinama medžiaga. Tikrai galima ją, aišku, reikia specialistų, bet ją galima susirasti ir paprastai paveldo specialistai, dirbantys paveldo valdininkai tikrai žino, kur susirasti ir kaip susirasti ir gali susirasti, kai nori. Ir vat, aš kaip pavyzdį tik tai noriu parodyti iš Maltos. Kai aš buvau Maltoje, man be galo patiko miesto tos senosios gatvelės, kurios va taip ir likusios beveik nepakeistos, aklinos sienos, siaurutės gatvelės. Tas viduramžių miestas, vat, suprantat, vat jie to laikosi, jie stengiasi tą išsaugot, nes tai yra turistų trauka, tai yra įdomu žmonėms. Suprantat? Ir vat, o reiškia, vat Vilniuje, jeigu tik tai vat tokia ta senoji situacija ir nebuvo langų, ar langai buvo mažesni, ar nebuvo durų, jeigu tik tai vat, ateis vat, verslo reikalam reikia, tai viskas, vienu žodžiu, viskas bus pakeista. Vat, dar vienas pavyzdys tos, bet čia jau 19 amžiui pasikeitė, o ne mūsų laikais, tai yra Aušros vartų gatvė 6, tai yra jum irgi gerai pažįstama vieta ir jinai senuosiuose piešiniuose, vat jinai vat yra, matot, vat yra, čia tik tai truputėlį sumažintas piešinyje, sumažinta vieta, tai buvo vat toks, vat tokia tiesiog siena atitverianti kažkokią tai valdą. O po 1880 metų buvo pastatytas neobizantinis 3 aukštų pastatas ir jisai faktiškai ir sunaikino sieną su gynybiniais elementais, su šaudymo angom. Reiškia, net ir tokių dalykų buvo išlikę, kad reiškia, reikėdavo savo valdą apsaugoti ir būdavo padarytos, matyt, šaulių galerijos, nes aiškiai matosi, kad būta virš vartų, būta, reiškia, šaudymo angų, va čia, va šitoj vietoj. Dabar aš pereinu dar prie vieno klausimo, kuris man labai irgi toks yra įdomus. Jis nėra ištirtas iki galo, jis nėra man iki galo pačiai aiškus, bet aš tiesiog įdomumo vardan noriu tiesiog va taip jį parodyti, pristatyti ir kažkokiai ateities diskusijai ar galbūt kažkieno ateities tyrimams šitą dalyką. O jeigu mes paimsime 2 žemėlapius ir 2 sąrašus Vilniaus miesto savininkų, tai žydų savininkų skaičiaus didėjimas per 50 maždaug metų nuo 18 amžiaus pabaigos iki 19 amžiaus vidurio yra be galo ženklus. Ir jūs matote baltus taškelius, tai yra 18 amžiaus pabaigoje dar yra būtent žydų, kurie buvo savininkai pastato, posesijos, valdos, kurie buvo ir ne vienas pastatas toj valdoj. Mieste, senamiestyje, kaip matote, va čia va šitose va tai daugiausia reiškia aplinkui sinagogą senąją didžiąją prie dabartinės Vokiečių gatvės. Ir po 50 metų kaip išsiplečia, vat,
kaip jau žydai savininkai, vat jau jie praktiškai, daugiausia jų atsirado Mėsinių, Dysno, Žemaitijos, Lydos, va dabar va čia aplink Pranciškonų bažnyčią, va šituose kvartaluose. Ir koks tai buvo, reiškia, dėl ko taip atsitiko? Tai turbūt žinom dėl ko. Dėl to, kad Rusijos imperijoje buvo sėslumo zona ir religingi žydai, kurie laikėsi savo senųjų įstatymų, visi buvo iškraustyti iš Rusijos imperijos į pakraščius. Iš centrinių miestų, iš Maskvos, Peterburgo ir centrinių miestų jiems nebuvo leidžiama nei turėti sinagogų, nei kaip sakyt, laikytis savo papročių ir jie išsikraustė į buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijas, Ukraina, Baltarusija, Lietuva ir aišku Vilnius pateko natūraliai visiškai. Tai buvo vienas toksai, reiškia, kodėl taip smarkiai padaugėjo. Antras buvo tai, kad pasikeitė su prekyba ir pasikeitė kai kurie įstatymai. Vat jeigu, reiškia, jeigu anksčiau buvo draudžiama, ne, dar kitaip pasakysiu, dar biškį atgal grįšiu. Jeigu anksčiau, va čia kur Rotušė, va čia kur dabar pas mus Rotušės aikštė, stovėjo prekybinės eilės ir čia galima buvo, reiškia, na, aišku, tam tikros buvo taisyklės ir panašiai, bet čia galima buvo prekiauti ir ta prekyba čia galėjo vykti. O aišku, žydai turėjo daugiau gyventi prie didžiosios sinagogos ir aplinkinėse gatvelėse. Tai vėliau viskas labai pasikeičia. Reiškia, žydai turi atskirą luomą, jie daugeliu atveju turėjo specifinį statusą Rusijos imperijoje ir labai pradeda daugėti žydų smulkiųjų prekybininkų. Bet aš pasakysiu, kad ne tik tai žydų, ir reiškia krikščionių smulkiųjų prekybininkų ima daugėti dėl tos pačios aristokratijos nuosmukio, kad aristokratija po sukilimų, po Kosciuškos sukilimo, po 1831 metų sukilimo pabėga, ištremiami, žūsta sukilimuose, lieka kokie tai, reiškia, palikuonis. Ir tada su tuo savo turtu mieste pradeda su tai savo namais kažką daryti, nuomoti, atiduoti, ten pernuomoti ir panašiai. Ir prasideda, reiškia, va, tam tikra tokia va, sklaida smulkiosios prekybos. Ir va čia dar mes turime, reiškia, nu ir tada įrengiamos naujos patalpos, kertami nauji langai ir durys pirmuosiuose namų aukštuose. Mes čia su kolegė Karolina Glinska va, tokį žemėlapį padarėm. Čia jis nėra pilnas, bet mums buvo labai įdomu pasižiūrėti, kiek XIX amžiaus pirmoj pusėj, kiek buvo alkoholio prekybos Aušros vartų gatvėje. Va čia pas mus Aušros vartai, čia pas mus Rotušė. Ir pažiūrėkit, vienas prie kito. Čia pagal šaltinius, čia reiškia archyviniai duomenys, kad reiškia tam pačiam pastate viena šalia kitos, po tos tie šinkai vadinami, kur prekiaujama alkoholiu. Ir jų yra labai daug. Reiškia jau pradedama leisti, laisvėti ir laisvėti ir taip, va, taip po truputėlį užvaldo ta smulkioji prekyba tą miestą. Ir labai daug žydų būtent prekiauja tuose šinkose. Bet ne tik, aš čia nieko nekalbu, kad nereikia manyti, kad aš nusiteikus, ar aš noriu pasakyti, kad tai yra ne tie laikai, čia ne mūsų laikai, čia yra visiškai kita istorija, tai yra luominė visuomenė. Luominėje visuomenėje natūraliai visuomenė buvo susiskaidžiusi į, reiškia, baudžiauninkus, žydus, dvasininkus. Dvasininkai buvo atskiras luomas. Jiems buvo taikomi atskiri įstatymai. Taip, kad čia, žodžiu, aš čia tikrai neturiu jokių kokių tai blogų minčių, ta prasme. Bet aš ką noriu parodyti, kas atsitinka su architektūra. Pavyzdžiui, Bžostovskių rūmai Universiteto gatvė 2.
Jūs irgi puikiai žinote šitą vietą, tai yra kampinis pastatas ir dabar yra, vat čia vat yra vaistinė, vat čia va. Didelė tokia, visų žinoma vaistinė. Man aš irgi žinau tą vaistinę. Nu ir vat dabar mes turime tų rūmų vaizdą 19 amžiaus pirmo trečdalio. Ir mes matom, kad tai dar vis buvo rūmai, pirmo aukšto langai mažyčiai, antras aukštas piano nobilė, tai tikrai jau buvo aukštos, gražios patalpos. Ir įvažiavimas su karietomis įvažiuoti į kiemą, nu, ir ta visa posesija, žiūrėkite, tų rūmų valda, jinai didžiulė, ten labai gilus kiemas, labai charakteringa Vilniaus miestui. Ir tai yra iš tikrųjų seni Bžostovskių rūmai, tai Bžostovskiai nuo 17 amžiaus juos tenai pasistatė, puoselėjo, po to buvo ir kiti savininkai, ten truputėlį perstatė, padarė tą klasicistinį, tą tokį portalą, va čia va šitą, va, aplinkui įvažiavimą. Ir tai yra unikalus pastatas dėl to, kad greičiausiai tai buvo irgi gynybiniais tikslais, kad jie neturi jokių kokių tai kitų durų, tik tai va tuos vartus. Čia galėjo būti, vartininko langelis, jeigu naktį kažkas atvažiavo, paklausti, kas ten beldžiasi. Ir paskutinieji jau tokie tikrieji savininkai, tai yra Oginskiai ir Mykolo Kleopo Oginskio antroji žmona, dainininkė Marija Denery, tuose rūmuose gyveno ir juos turėjo. Ir mes paimam 19 amžiaus fotografijas pabaigos ar 20 amžiaus pradžios. Ir pažiūrėkit, kiek durų prikirsta, vitrinų pridaryta ir kiek visokių parduotuvių. Bet iki mūsų dienų vis dėlto restauratoriai, jie buvo restauruoti tie fasadai, vis dėlto buvo dar viskas taip išlaikyta, vaistinė dėja jau durys, šitos durys jau senai labai ten ta vaistinė įrengta. O štai prieš metus gal, dar vienos durys atsirado. Optikos parduotuvė. Kodėl? Todėl, kad, sako, mes padarėm tyrimus ir mes radom, kad ten durys buvo. Tai gerai, durys buvo, jos atsirado, kai jau rūmų nebebuvo. Kai jau rūmų nėra, o jau prasideda tas, kaip aš minėjau, aristokratijos nebėra, tas išsiskaidimas tiem vargingiam žmonėm, tai smulkiai prekybai. Tai mes taip ir einam pirmyn, ar ne? Taip, kokia pas mus apsauga. Tai šitą prašoksim. Tai tas reiškia žydų gyvenimas mieste. Kodėl aš truputėlį noriu tą ne tai, kad akcentuoti, bet tai papasakoti, kad žmonės šiek tiek suprastų, kaip pasikeitė. Nors tas vyko visoje Europoje, čia ne tik Vilniaus problema. Tas reiškia aristokratijos išnykimas, jisai juk buvo 19 amžiuje totaliai apėmęs, reiškia, visus Europos kraštus. Bet kai aš skaitau šaltinius, tai 18 amžiaus pabaigoje vienas Vilnietis krikščionis išnuomojo savo patalpas Bokšto gatvėje žydui. Ir tas yra magistrato archyve ta byla. Ir iš karto jį kažkas paskundė ir magistratas tuoj pat jam liepė, kad jisai turi tą žmogų paprašyti išeiti, nes negalima, neturi teisės. Turi teisę gyventi ten, kur yra sinagoga, kur jiems yra ten leidžiama, Mėsinių gatvė, tik tas rajonas, kitur negali gyventi. Suprantat? Ir tas, aišku, greičiausiai turėjo įvykdyti tą magistrato įsakymą. O paskui jau prie Rusijos imperijos po biški viskas atsilaisvino būtent dėl tų visų socialinių, politinių, ekonominių pokyčių. Bet kad jūs negalvotumėt, kad aš čia vis apie žydus blogai kalbu, aš noriu pasakyti, kad
žydai atnešė ir labai daug įdomių kultūrinių dalykų. Ne viskas blogai. O pažiūrėkit į Rembrandto paveikslą vieną. Kur stovi šita mergina? Jinai stovi prie pastato, kuris turi durys su langu. Vat jinai atidarė viršutinę pusę, nes kažkas pasibeldė. Jinai ten turi parduotuvę. Arba, nežinau, gyvena. Jinai nenori to, nes nesaugu. Jinai nenori įsileisti. Jinai atidaro viršutinę pusę, ir kaip Rembrandtas moka pavaizduoti labai psichologiškai, žiūri su nepasitikėjimu, kas čia atėjo. Sigitas Lasavickas yra išfotografavęs Vokiečių gatvės tą pusę po Antro pasaulinio karo, kur jau nebėra tų pastatų, kur visi nauji pokariniai pastatai pastatyti. Ir čia aš rodiklę, aš vienoj nuotraukoj tokį variantą pamačiau. Dar buvo Vokiečių gatvėj, toks, matot, durys, o prie jų prilipęs toks langas. O jeigu mes pasižiūrėsim į piešinius Vilniaus XIX amžiaus, tai tokių labai daug buvo variantų. O labai daug tokių durys ir langiukas visiškai prilypęs šalia. Tos mažytės parduotuvėlės. Kaip žinia, Rūdininkų gatvėje dabar yra didžiulė aikštė, kurioje jau nebėra pastatų po Antro pasaulinio karo išbombarduoti ir nugriauti. Ir tai kaip tik buvo labai tankiai žydų gyvenamos vietos ir ten buvo, kaip žinia, didysis ir mažasis getas tose gatvėse. O jeigu mes pažiūrėsim šitą Mėsinių gatvę, tai irgi, štai namas Mėsinių gatvė. Dabar yra kampas su Stiklių gatve, šitas čia yra pas mus, reiškia, Stiklių gatvė čia, o čia pas mus Antokolskio, į šitą pusę, buvusi Mėsinių. Tai čia buvo tikrai labai tankiai žydų gyvenamas rajonas ir matome šiuolaikinio meno tokias apraiškas, kada žydų vaikai šiuo atveju vaizduojami ant sienų, viskas labai poetiška, bet nors tas architektūroje ten turėtų būti, kad namas buvo vieno aukšto ir ištisai buvo tos parduotuvėlės mažytės, jos su tais reiškia langais parduotuvės, kad durų neatidarinėt, o tik langą atidaryt. Bet tas atkurta nebuvo. Tai, matot, tokia, tas, taip sakyt, ir jau mes nežinom, ir to jau nėra. Mes labai, gerbėm ir pripažįstam, kad tai buvo žydų gyvenami kvartalai ir viskas, kas atsitiko, bet architektūriškai tas nebuvo suprasta ir nebuvo padaryta. Dar vieno namo man labai labai gaila, tai yra priešai Švento Mikalojaus bažnyčią. Fotografavau tą vietą 2008 metais, kada ten buvo jau pamatai seno namo tvarkomi, reiškia. Ir turime irgi piešinius, tai kampinis namas 2 aukštų, irgi labai tokio charakteringo tipo ir apie jo gyventojus irgi viską turim. Ir tada tolimesnė istorija tokia, kad Mikalojaus gatvė 9 prasideda investicinis projektas ir matote, koks namas pradeda dygt ir jis išdygsta. Ir liūdna, todėl kad jis iš tikrųjų yra pakankamai toksai brutalus, per didelio tūrio, per didelės masės, architektūriškai jisai čia visiškai netinka. Aukštingumą tik tai, kad aukščio nepažeidė, tai reikia pripažinti. Ir gretimas per gatvelę. Šitas kampas tiesiog kaip apsėstas, nelaimingas Mikalojaus gatvėje. Ir dabar Mikalojaus gatvė 15, modernus daugiabutis. Man, kad jisai jau sovietmečiu atsirado. Buvo toks štai namukas. Ir jo vietoj atsirado toksai,
nežinau kaip pavadinti tokią architektūrą. Sako moderni šiuolaikinė. Man tai yra grubu. Man tai yra grubu, neįdomu, nesiriša su senuoju miestu, jeigu šalia yra dar išlikę senoviniai pastatai ir jeigu buvo ikonografija ir tikriausiai buvo ten ir išlikę kas nors daugiau. Ir tas visiškai nebuvo išsaugota. Nu, kai kurie tokie atrodytų smulkus dalykai, bet jie irgi rėžia akį. Vat nesaugoja pas mus net 16 amžiaus architektūros. Nemanau, jeigu tas pastatas priklauso evangelikų bendruomenė, evangelikų liuteronų, nemanau, kad jie turėtų didžiuotis, kad padarė šitam 16 amžiaus name, kuriame yra ir atodangos gotikinės, iškalė tą sieną ir padarė tą įėjimą, o namas, žiūrėkit, jis neturėjo jokio įėjimo. Buvo įvažiavimas, ir buvo pirmo aukšto langai, kaip taisyklė. Dar ir bažnyčia yra giliai kieme pasislėpusi liuteronų, kad, kaip sakyt, kad svetimi per daug nelystų ten, sakyt, tokia maža uždara bendruomenė. O kaip suprasti tokį daiktą, kad Dailininkų sąjungos rūmai, būstinė, Vokiečių mėsinių gatvių kampe, ir laidai, restauratoriai atstatė gabalėlį to gotikinio mūro, juk praktiškai, kaip aš minėjau, juk tiesiog tikrai ašaros tik yra išlikusios šitų gotikinių pastatų. Ir tai paima ir prikala elektros laidus, nes ten Vokiečių gatvėje yra gatvėje kavinė ir tai kaviniai reikalinga tiekti elektrą, tai per visą fasadą. O čia štai aš, kai buvau Danijoje, Koldingo pily, tai ten tiesiog, bet tai irgi su tokia, bet ten tai su supročiu, su tokiu, kaip sakyt, suvokimu, kad irgi gotikiniai mūrai ir kažkada brutaliai naikinant juos, ten kažką tai įrengiant ir buvo tiesiog taip iškalta ir pravestos elektros instaliacijos, tai jie tą rodo lankytojams, kaip to negalima daryti. Eksponuoja tuos tokius, tokius žvėriškus sunaikinimus kažkada padarytus. Dabar, sako, mes jau tokių dalykų jau savo neleidžiam daryti. Ir aš jau čia einu šiek tiek jau į pabaigą. 17 amžiaus architektūros dalykai irgi labai įdomiai su jais elgiamasi. Vainų Pociejų rūmai Domininkonų gatvė. Irgi jūs puikiai juos žinote, ten buvo Vilniaus vandenys, kažkada didžiulė įmonė ir jinai to pastato atsisakė. O jisai buvo visai neblogai restauruotas. Nežinau, kiek tiksliai, aš tikrai nekėliau dokumentų ir nepasakysiu jums, bet tik tai tiek, kad man atrodo, kai aš turiu seną piešinį, tai aš matau, kad tai, nes tie Vilniaus rūmai, kaip ir kolegė iš Lenkijos Čiš rašo savo apie rezidencijos knygoje, jie visi turėjo tam tikrą sistemą tų fasadų, kad yra pirmo aukšto kokie tai langai ir įvažiavimas toks tunelis į vidų. Ir Pacų rūmose tas yra, kur dabar Pacų viešbutis didžiojoj gatvėj. Ir čia buvo restauruota, čia buvo padarytas gražus piano nobile su 17 amžiaus architektūros dalykais. Buvo čia įvažiavimo aptais. Ties pirmas aukštas rūstuotas, šitokią seną fotografiją radau internete. O dabar, reikia, ir paima ir jau to nebėra. Aš tai skaitau, kad tai yra šito pastato, kuris buvo restauruotas, dar išlaikant tą charakterį tų rūmų, tai dabar tai viskas, tai jau to nebėra. Su 19 amžiumi labai panašiai elgiamasi.
Benediktinių gatvėje tas didžiulis kampinis irgi pastatas, didelis toksai. Ir čia vat yra priešais Kotrynos bažnyčios skverelis. Ir taip vieną dieną vat einu, jau langas naikinamas. Aš neturiu jo senesnių vaizdų, bet aš manau, kad niekas tais laikais, architektūra, čia 19 amžiaus architektūra, ar tai pabaigos 19, niekas niekada va šitaip durų nebūtų kalęs, kampe kažkokia. Bet tai kažkam mažam reikėjo dabar. Tai va tas elgesys, taip kaip tada reikėjo smulkiem verslininkam ir jiems leido anų pastatų savininkai, buvo privatus savininkai visų tų rūmų, rezidencijų, ten tiesiog. Tai dabar, matyt, susitarė, gavo leidimus, pasidarė, ten yra dabar tos durys. Bet aišku, kad nenusivilti jau taip visiškai, kad viskas blogai, tai ne viskas blogai Vilniuje. Parinkau keletą pavyzdžių, kurie mano požiūriu yra teisingai padaryti, nes aš esu mačiusi tokių ir Švedijoje, Stokholme, ir Danijoje, kada nesančio pastato vietoje. Ar kokio tai, ar tai reikia rekonstruoti pastatą. Ir kada yra tikrai gerai priderinama ir yra buvęs senasis ir čia pastatytas naujasis. Stuokos Gucevičiaus gatvė, priešais Stuokos Gucevičiaus paminklą. Aš sakyčiau, čia aš galiu pritarti ir pasakyti, kad tai yra su tam gal tikrom išlygom, bet tai vis dėlto yra vykęs sprendimas, kuris pritapo. Pritapęs sprendimas yra ir Naugarduko Pylimo gatvės kampe. O čia Naugarduko gatvė ir toks naujas pastatas išdygo, toksai siauras, trapecinės formos. Labai kultūringai jisai čia įsirašė. Kultūringai, ne taip kaip Mikalojaus 9, kur tiesiog iš tikro nežinau nei ką pasakyti, reiškia. Ir mūsų laukia didieji projektai. Labai svarbus projektai laukia, kas ten bus, nes Vilniui tai daug, dar yra apleistų vietų, paliktų, neprižiūrėtų, sunaikintų ir Jonušo Radvilos rūmai Vilniaus gatvėje. Likutis tų rūmų, bet ten dar labai viskas sudėtinga pasakyti, kaip ten bus išspręsta toliau. Ir Vizyčių vienuolynas ir bažnyčia, kur buvo kalėjimas griežto režimo, man taip pat nuolat rūpi, kas bus tenai. Nes tai irgi yra didžiulis kompleksas, labai matomoj vietoj, ant aukšto kalno, labai tokia irgi istorinė vieta, kurią pasirinko dar 17 amžiui, kada miestiečiai padovanojo tą sklypą tom vienuolėm, kurios atvyko per Prancūziją, ten iš Varšuvos, ir Vilniaus vyskupai, kaip sakyt, rėmė, ir Vilniaus vyskupas Bžostovskis ten savo širdį palaidojo, kur jau jisai, žodžiu, jau skaitė, kad čia yra jo projektas. Ir tas vienuolynas išlikęs, ir ta bažnyčia, aišku, žiauriai ten viskas suniokota, bet vis tiek yra daug senų fotografijų, tai iki karo tas viskas ten stovėjo normaliai. Iki karo antro pasaulinio. Dabar, aišku, neįsivaizduoju. Sunku tikėtis, matant tą, ką aš parodžiau, ir kaip mūsų visuomenė, ir kaip paveldosaugininkai, ir kaip investuotojai į tai žiūri, į tai matant, man mūsų Vilniaus istorinės architektūros gaila. Nuoširdžiai pasakysiu. Tai ačiū už dėmesį, jeigu turite klausimų, tai mielai atsakysiu. Aha. Pažeistas, jo. Iš tikrųjų žiauriai pažeistas ten.
Mikalojos 9. Jeigu sugrįžtų. Va šitas. Tai jisai O jis pažeistas to kitoj gatvės pusėje atžvilgiu. Dar atsukit atgal, aš parodysiu, kur yra pažeidimas. Dar atgal. Dar. Aš daugiau neturiu iš Mikalo. Buvo skaidrė. Pas jūs buvo. Ne, nebuvo. Va čia, Va, čia tik va čia čia. va yra pamatai. Va, žiūrėkit, kur jie pažeidė. Aha. O čia buvo tik 2 aukštai. Va. Taip, jisai buvo tik 2. Jis padarė 3. O jis padarė, ne, tai. Svarbiausia, kad ir dabar galima tą pamatyti. Aha. Žiauresnio pavyzdžio sunku. Ne, tai aš tik tai pasakiau, žiūrėkit, aš pasakiau, kad nepažeistas reglamentas, toj pasakysiu, dėl va šitų. Nes gretim, čia, tai mes čia neturiu tokios fotografijos. Iš Mikalojaus gatvės pusės jisai prieina prie gretimo, nes ir anas jau yra paaukštintas. O pėdsakai, o jisai buvo, štai toksai, jisai buvo 2 aukštų, taip. Ir jisai užgula tą gatvelę. Taip, tai jisai užgula, aš taip, šitą aš visiškai pripažįstu ir čia yra baisu. Bokšto gatvė, nepasakiau. Ne, tai čia gali nagrinėti ir aš pripažįstu, čia tikrai ne viskas, kiek yra tokių dalykų. Čia tik tai tokie, kur pas mane buvo medžiaga fotografijos, kur, kaip sakyt, aš galėjau įdėti senesnę medžiagą ir va tai pristatyti. Ne, tai žinoma, tiesiog visko neįmanoma aprėpti. Aš ne dėl to, kad aš Bokšto gatvė buvęs venerologijos dispanseris, ten irgi ten keitėsi investuotojai, ten bent jau padarė gerai archeologiją. Iškasė ten visas tas kapines, kurias ten rado kieme, ten daug metų dirbo archeologai, ten labai įdomi vieta archeologiškai, nes ten yra prilaidota nuo 13 amžiaus, tai investuotojai finansavo ir leido padaryti mokslinius tyrimus. Normalius, knyga yra išleista istorikų ir tai nors tiek, kaip sakyt, ne piratiškai, ne groboniškai, bet kad buvo tokia, kaip sakyt, ir tikrai tai kainavo tikrai nemažas lėšas, manyčiau. Visa kita, teko man vaikščioti po tą buvusią ligoninę Šaryčių, didžiuliai koridoriai vienuolyno, aukšti gražūs skliautai, koplyčia, ten buvo tikrai architektūros. Jie nesugalvojo, ką ten daryti, kaip pritaikyti, kaip padaryti šiuolaikiniam poreikiam, kokį, vienuolyno ten jau nebebus, supranti. Ir jie tiesiog, ką padarė, tą padarė. Jo, yra ten stiklo. Nėra vaizdo. Čia reikia kalbėti su architektais, supranti, pasisodinti architektus, tegu jie paaiškina, kodėl jie taip įgyvendė, kodėl to, gal jiems investuotojas liepė daryti taip, supranti, tai va. Ir va tokia, ir čia visą laiką pas mus, dėl to, kad, supranti, pas mus interesai aukščiau, interesai pas mus yra aukščiau. To palikimo, ką mes esam paveldėtojai, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų mes nesam paveldėtojai. Taip, visiškai. Visiškai. Čia turto vystytojams viskas jau. Tas teipsybė irgi. Požeminiams garažams, prabangiems butams, nuomai prabangiai, visa Žygimantų gatvė, ten dabar jau ir sekančius pastatus jau daro, mačiau. Jau stato ir naują visiškai pastatą toj vieninteliai vietoj, pro kurią matėsi Švento Jono bažnyčia.
Žodžiu, kiek bandyta, kiek sakyta, kad reikia saugoti kraštovaizdį, kad reikia šiek tiek kitaip žiūrėti tą istoriją, kad gerai, jeigu buvo žydų gatvelė, tai ir darykit ją žydų gatvelę. Suprantat, reiškia, jeigu kokie tai, bet šitą absoliučiai niekas neatsižvelgia ir nėra jokios. Ir nėra jokios bendros kalbos. Prašom, sakykit, atsistokit ir sakykit. Į kokią gatvę? Į kokią gatvę vaikštų? Tas kompleksas prie Pilypo bažnyčios, ten tas, reiškia, aš ką norėčiau pasakyti? Aš norėčiau pasakyti, kad valstybiniu mastu reikėtų padaryti tokius kaip ir reglamentus, kurie būtų apribojimai, reiškia, va toj senoje daly, tiek senamiesty, tiek naujamiesty turėtų būti apribojimai tie aukštingumo ir užstatymo tankumo. Ir jeigu pavyktų šitą pasiekti bendrai dirbant su istorikais, su paveldo departamento, reiškia, žmonėmis įtakingais, kad pasiekti, kad tiesiog atsirastų tie apribojimai, nes kitaip niekaip negalima bus to sustabdyti. Ta prasme, eini ir galvoji, Dieve, kodėl čia tokį baisų pastatą stato, kodėl jis taip darko aplinką. Ir be to dar taipogi yra tas saugomas objektas, tai yra, reiškia, tas kalnagūbris, reiškia, kuris yra gamtos, reiškia, elementas. Ir kad ir nasvyčiai visą laiką kovojo, kad, reiškia, per aukšti pastatai yra dešiniajam krante, kadangi vis tik tai jie užgožia tą landšaftinį grožį Vilniaus kalvas, kurios formuoja visą tą vaizdą grožį, reiškia, Vilniaus. Kaip po unikalaus miesto, kur ir žalias miestas, ir tankumas, dar ačiū Dievui, nėra labai didelis. Ir tas gamtinis karkasas yra, Vilniaus žavesys, sakyčiau. Bet jeigu įstatymiškai, kaip sakoma, ir niekas nedarys mitingais kokiais tai protesto, tai nieko nepadarys. Aš taip galvoju, kad čia reiktų valstybiniu mastu šiek tiek daugiau dirbti. Nežinau, mes rodom ir kalbam, kiek mes galim, ką. Bet jūs nieko negalite. Mes negalim nieko. Mes negalim nieko. Mes visuomenė. Jūs visuomenė, aš visuomenė. Yra, bet yra, reiškia, yra aukšta, yra vadovybė, nuo kurios priklauso leisti, neleisti. Bet tai o ką? Ką mes galime? Bet vadovybė, jinai dažnai neturi kompetencijos, čia yra politinių požiūrių. Ne, dabar jau turi jie tų kompetencijų, jau jie labai daug žino. Bet ką? Bet kas iš to, tai nieko neduoda, jeigu valstybiniu mastu nebus saugoma. Ir kas matot, mes jau vaikščiojom, ėjom, labai buvo daug eita ir į kultūros ministeriją, ir prie Seimo, ir prie vyriausybės, ir tikrai jūs prisimenat, stovėjo žmonės su plakatais. Nežinau dar taip jau dar nežinia kaip ten baigsis. Dar taip, tas mitingas buvo ypatingas dėl to, kad ten po to ąžuolo, kai tą ąžuolą taip žiauriai, tai tada jau čia taip, kaip sakyt, sukėlė tiek emocijų tas ąžuolas, tada. Jo. Ukmergės, Šnipiškės prarastų, nebėra. Krokuvos taip. Šitie dalykai yra prarasti. Taip. Visiškai. Tai senos nuotraukos rodo, kaip ten buldozeriais viską išvartė dar 70 metais. Ir mes buvom jauni, kada ten išvartė.
Ir paskutiniai 5 metai irgi jau tenai irgi viskas tas. Taip. Nu tai va, tai aš taip norėjau trumpai, nu žinai, nu kiek čia gali, Dieve, čia gali be galo. Kol kas taip. Matai, tie pinigai, jų smegenyse, kurie turi tos pinigus, vat, kurie stato prie Jokūbo Pilypo bažnyčios, va tie, kaip jie ten, lords. Kur aš juos čia rodžiau, didieji projektai, va čia kažkur. Viso gero. Ne. Tai va, tai jie turi pradėti kitaip galvoti. Va, Mindaugas Marcinkevičius, Andrius Tonkus, Antanas Vainauskas. Jie turi pradėti kitaip galvoti. Nu, va, tai čia yra klausimas. Tai vat šito mes nežinom. Mes šito nežinom. Čia yra labai gilūs dalykai. Bet kaip aš bandžiau paskaitoj parodyti, kad šitas dalykas slypi giliai mūsų visuomeniai iš senesnių laikų, supranti, iš senesnių laikų. Vat jeigu aš turiu galimybę ir aš gausiu, tai aš tada vat darysiu, ką noriu. Galbūt, aš nežinau. Nu tai, iš kur tie pinigai? Nu tai, aišku, kad iš... Ne, suprantat, kad Jokūbo Pilypo bažnyčia, kad buvo apleista ligoninė, ten jau buvo daug sunaikintų senų pastatų, kurie jau ten buvo niekam tikę, tai kad ten reikėjo kokį tai daryti projektą, tikrai reikėjo. Bet ar tokio mastelio, ar tokios architektūros ten reikėjo? Nu tai va, aš rodau projektus, ką jie tada norėjo. Bet šitas čia yra, žinokit, čia nesimato, nes čia taip padaryta nuotrauka, tiksliau brėžinys. Reiškia, va šitas turėjo būti 7,5 aukšto, tai jeigu jūs čia stovėtumėte, tai jau bažnyčios nematytumėt. Mes šitą projektą... O nuo Neries pusės buvo va šitai, va tai, buvo tik tai bokšteliai. Taip, turėjo milžiniški būti. Tai čia pirmas, bet jie jį pakoregavo. Nu, reikia pripažinti, kad nusileido. Vis tik. Nu, va čia man yra myslė, kodėl UNESCO neįsikišo, kai dėl misionierių buvo atvažiavusi UNESCO misija iš Paryžiaus. Buvo atvažiavę 2 asmenys iš UNESCO, jie tikrai ne lietuviai, jie buvo organizacijos atsiųsti, tai reiškia mūsų UNESCO atstovybė kažką bandė daryti, kad UNESCO padarytų tam tikrą kontrolę, pasižiūrėtų. Nu, jie atvažiavo, pakraipė galvas ir pasakė, kad čia nieko baisaus. Nu tai pateikiau medžiagą, ne aš, pateikė medžiagą kultūros ministerija jiems ir jie pritarė, jie pasakė, nu čia gal šiek tiek yra, bet čia labai nieko čia ypatingai blogo ir tie misionieriai stovi, bažnyčia va dabar restauruojama ir bus kaip bus, dabar jau ten viskas pastatyta, jau ten žmonės gyvena. Kreivosios pilies, tai ką jūs turit galvoj, kurį sutvarkymą? Kalnų parkas, aha. Nu, ten iš dalies, čia daro kultūros, reiškia, šitas Vilniaus pilių rezervatas. Ten irgi buvo daug įvairiausių tokių... Aš tai, kai jie pirmąjį kažkokį ten pristatinėjo su kabančiais tiltais, nu tai aš jiems tikrai tada per tą pristatymą, daugiau aš pristatymus ir nebuvau, nežinau, ar jie kokį nors dar darė, bet
kai jie darė pirmąjį savo projekto viešąjį svarstymą, jisai buvo berods kultūros ministerijoje, tai tada tikrai kritikavom, buvo labai daug žmonių salėje, buvo pilna salė žmonių ir tikrai mes kritikavom tos jų kabančius tiltus, žinai, kad tai iš tikrųjų jau truputį jau per daug to pramoginio turizmo tokioje vietoje. Tai man atrodo, jie kiek tai vis dėlto koregavo, bet aš prisipažinsiu, kad aš taip gerai nemačiau dabar dar, kaip ten reikia apeiti, o man kojas skauda. Ten reikia apeiti, žinai. Tai va, ten veda ekskursijas, tai gerai. Tai va, tai tie gerbėmieji, tai ačiū Jums uždėmesį.